gal mes kažkaip tai dar. Čia sakau, yra pora vietų, bet labai kuklina. Leiskite pristatyti šiandien mūsų svečius. Tai Lietuvos nacionalinės kultūros ir menos premijos laureatas kino režisierius Audrius Stonys. Ir mažesniųjų brolių pranciškonų ordino brolis Gediminas Numgaudis, Pakutos klebonas. Tai šiandien, gal jūs sėskit, aš dar čia kažkokį sėskit, gal mes sėdėdami šnekėsim. Taip, paskui aš pristatysiu ir Laisvūną Karvelį, kadangi jis yra operatorius, kažkur dingo, jisai visai nusižeminęs. Sėskit, sėskit. Mes visi pasavaliavom, iki filmo nesėdam. Ai, nesėdat. Aš tik tai norėjau keli žodžius dar pasakyti apie autorius. Ir su Audriumi mes kažkaip susipažinom labai seniai, vienoj tokioj kaimo bažnytėlėj, labai keistai. Ir taip iš toli visą laiką stebėjau jo kūrybą ir kuo toliau stebėjau, tuo man labiau patiko. Ir mūsų bibliotekoje jau yra rodyta kai kurie jo filmai. Ir lapkričio mėnesį, jeigu kas buvote, tai buvo jo filmas pristatytas Neregių žemė. Ir iš tikrųjų jo filmai tokie yra gana jautrus. Ir kaip Audrius sako, kad ir dokumentika, bet jis neinformuoja tą dokumentiką, bet tiesiog gilinasi tą paslaptį. Na, o tai Gediminas, tai jeigu kas buvote Pakutoje, Pakutuvėnuose, tai irgi žinot, kad žmogus, aš pasakyčiau, irgi kūrėjas, nes viskas, kas pasivyksta, yra ne taip kaip visur. Ne taip, mišios vyksta, viskas yra taip pat, tie patys žodžiai viskas. Bet kažkas yra ten giliau, kažkas ten yra, kažkas ten užkabina, kažkaip ten viskas kitaip. Stovyklos šeimų irgi vyksta. Aš Povilo klausiau šiandien, sakiau, ar buvai Pakutuvėj. Nu jo, sako, ten kaip hipių stovykla. Žodžiu, iš tikrųjų, jeigu Gediminas nebūtų pranciškonas, jis turbūt būtų, nežinau, vis tiek kažkoks menininkas. Nes, tu kūrėjo talento neuždarysi. Tikrai pas jį yra duota. Ir tai, kaip jisai tenais tuos pagodus tvarko, visas interjeras, kaip viską. Ir apskritai traukos centras. Tengi važiuoja ne tik šeimos ir būna tos kūrybinės stovyklos, kur suvažiuoja ir menininkai, ir net ten rūliučio mėnesį turbūt pasitaiko ir parodos, ir taip pat turi tą centrą, kur gyvena žmonės su priklausomybėm. Žodžiu, tai vis tiek kūrėjas. Tai va, tai šiandien yra tikrai prieš jūs stovi du kūrėjai, kurie ir į plotį, ir į gylį, ir visai kitaip į šitą pasaulį gilinasi. Ir aš dabar norėčiau dar paklausti apie tą filmą, bet kaip stovit, aš taip neturiu klausinėti. Sėskit, gal sėskit. Tai, pašnėk, po filmo norit pašnėkti? Po filmo? Po filmo. Ne, aš gal tai tada paklausiu tokių kelių esminių klausimų, kad jie kažkaip, kodėl tas filmas gimė. Ir žinau, kad gimė Gedimino galvoje ir ta idėja, ir kodėl rūpėjo apie krikštą, ar tai, kad mes katalikų šalis, tokia katalikiška šalis ir kažkaip apie tuos sakramentus mažai išmanom ir tik tai darom daugiau iš įpročio. Ir kodėl ta idėja tokia atsirado ir kodėl, kaip aš supratau, reikėjo per Lietuvą upagauti tam filmui lėšų ir panašiai. Taip tai buvo. Iš tikrųjų, nežinau, mes paprastai labai trumpai prieš filmą prisistatom, pasirodom veidelius ir palinkim gero filmo žiūrėjimo, o paskui po filmo žmonėms daugiau klausimų kyla ir tada susišnekam.
aš čia būčiau autorius, aš čia tik tais padėkėjas, kaip sakiau, buvau, šiek tiek paorganizavau, šiek tiek pastumdžiau, šiek tiek įkyrėjau, ir tiek. Čia manau, nėra nieko daug. O sakyčiau, kad vis tik man tai yra Dievo ženklas, kad filmas atsirado ir mes jau ten kažkada mūsų kažkas organizuoja ir tos filmavimus ir tai, ką mes filmuot, čia dokumentinis, nevaidybinis filmas, čia nesąsime baigti, čia taip atsispausdinti, čia taip panašiai. Gaudėm, ką mums tiek pasirodė. Iš tiesų, filmas ypatingas, gimęs iš tokio mūsų noro dalintis. Gediminas degė to noru pasidalinti. Mane užkrėtė, todėl kad kažkas šalia mūsų yra be galo svarbaus, sakralaus, kad labai dažną dieną einam, kažkaip praeinam pro šalį, ritualas, kažkaip užpylė vandens, aliejų patėpė, nuvalė ir viskas baigėsi. Kažkaip galvojom, kad tikrai yra kažkas daugiau. Ir pagalvom, kad darydami tą filmą galvojom, nesudėsim mes visos informacijos ir gelmės į 40 minučių. Leiskim žmonėm tiesiog pabūti tuose su krikšto sakramentus, su jo sakralumu, su žmonėmis, kurios paliečia krikštas, ir leiskim tam įsiskleisti ne tik per katalikybę, ne tik per mūsų tradiciją, bet pabandykim pasižiūrėti, ką tokio sakralaus, archaiško, tikro yra išlaikiusios ir kitos mūsų broliai iš kitų konfesijų, tai pravoslavai, santykiai ir protestantai. Tai vat šitas filmas, kurį dabar matysite, yra 40 minučių. Ir po filmo mes tada tikrai galim pasikalbėti apie viską, kas jums bus įdomu, nesidrovėkit, klauskit, mes tam čia ir atvažiavom, kad galėtume su jumis pasidaryti ne tik filmų, bet ir savo mintimis. Ačiū jums ir gerą žiūrėjimą. Laisvė? Laisvės yra čia kažkur buvo. Net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Aišku, reikėtų pradėti nuo to, kas jums įdomu, ar jeigu jums kilo kažkokių klausimų, ar komentarų. Nuo pavadinimų. Dėl pavadinimų. Tai Avinėlio vartai, jisai atsirado, šitas pavadinimas jau pačioj filmo pabaigoje, jau montažą artėjant į pabaigą mes galvojom, kaip pavadinti šitą filmą. Visą laiką jis vadinasi Krikštas. Bet norėjusi duoti tam tikrą raktą, kodą, kaip galima būtų jį žiūrėti. Ir kas tiksliausiai kažkaip atskleistų tai, kaip mes matėme, ką mes norėjom pasakyti. Ir turbūt įtaką padarė mūsų ta kelionė į Jeruzalę, kur yra šitie vartai, vartų miestas, aš neatsimenu kelių, 12 vartų miestas. Ir tai galbūt taip atsirado tas žodis vartai. Ir kai galvojom apie Krikštą, galvojom apie jį ne apie kaip kažkokį baigtinį, kažkokį tai daiktą esantį, o tam tikrą perėjimą į kažkur kitur, kažkokius iš vieno, iš žmogaus gyvenimo, iš to tokio materialaus į dvasinį, iš vienos plotmės į kitą, tarsi perėjimą per vartus. Ir avinėlis, tas, man pasirodė, kad tai yra kažkas pats labai jautrus ir tikras Kristaus įvaizdis. Tai yra, kalbant tiek apie pavadinimą. Aš nežinau, žmonės yra buvę Šventoj žemėje, nes kai aš dabar žiūrėjau ir tie vaizdai Šventosios žemės galbūt kitiem yra nepažįstami,
mane tai ta scena labai sukrėtė, aš pasirinkiu, ką aš pajaučiu. Vis dėlto tas krikštimas Jordano toj upėj, tiesą sakant, nėra labai didelė upė. Ir kaip tik pernai man teko krikštytis Jordane. Ten toks, kaip ir krikšto atnaujinimas, negaliu sakyti, kad krikštytis, nes buvau pakrikštyta, bet tokie krikšto atnaujinimo būna toks atnaujinimas ir tą Jeruzalę vykau po didelės netekties. Ir va tas krikštas nuo Jordano upėj, ten jis labai paliečia žmogų. Ir ten išgyveni tai, ką išgyveni kiekvienas, ir tai yra sunku labai apsakyti. Ir aš galvoju, kaip apskritai man tas filmas dabar klausimas, kaip imtis tokios temos, kur net negali kartais žodžiais nusakyti, kaip tai bandymas pavaizduoti vaizdu ir kaip išreikšti tai, kas yra neišreiškiama. Kaip, dabar nežinau, abiem klausimas, kaip jums čia, ar jūs turėjot kažkokį scenarijų, ar kaip, ar aptarėt, ką darysit, nežinau. Pirmiausia, dėl ko mes atsidūrėm Izraelį, kai pradėjau kalbėti su Audrium apie to filmo viziją, tai kažkaip norėjau, kad šiuo filmu mes atvertume bent kiek įmanoma tą istorijos, čia pasakyti, perspektyvą, iš kur tas krikštas atsirado, iš kur yra to ženklo, to sakramento, kur yra šaknis, kur pradiniai šaltiniai, koks yra ryšys su praeitim, su bažnyčios patirtim, su Dievo tautos patirtim, iš kur tai išplaukia ir kaip tai istorijos bėgi vystėsi. Ir kaip Audrius sakė, tai yra tiek daug, kad neįmanoma ir visko išpasakoti, bet man iš tikrųjų stebuklingų būdų, aišku, kai aš žinau, aš atpažįstu tuos ženklus. Aš atpažįstu tuos ženklus ir jau kalbantis, paskui pamokslaujant, aš galiu gręžti žmogui į atskirus vaizdus ir va, ten matei, va, ten yra ta ir tai. Tai yra kaip pranašiški tokie ženklai ir kaip Dievo žodis irgi dažnai yra per palyginimus mums kalbama, per vaizdus. Jėzus kalba apie paprastas evangelinės tiesas palyginimais. Ir vieni supranta, kažkam duota suprast, kažkam neduota. Vieni iškart supranta, kiti 10 kartą skaitydami supranta. Taip ir tas filmas man buvo įdomu sužinoti prieš filmą, norėjau paklausti, kas antrą kartą žiūrėjo tą filmą. Yra čia tokių? Nedaug. Va, bet pastebėjau, kad žmonės pažiūrėję tą filmą sako, noriu dar kartą pažiūrėti. Yra žmonių, kurie žiūrėjo kelis kartus ir iš antro, trečio karto pagaliau sako, pamačiau filmą. Tai va, tokių patirčių yra ir, kaip sakau, nežinau, ar atpažinote ar ne, bet va, tas Jordanas, tie žmonių pasinerimai tame Jordano vandenyje, tai ir yra tie istoriniai šaltiniai, kurie mus tarsi ir sujungia su šventąja žeme, su ta žeme, kur Jėzus vaikščiojo, su ta upe, kur Jėzus buvo pakrikštytas, kur Jonas krikštijo, kur žydai iki Jono irgi maudėsi, priimdami ritualinį apsiplovimą, kuris vadinasi mikva. Ir ta 5 amžiaus krikštykla, dykumoj miestas atkastas archeologų 5 amžiaus krikščioniškas miestas, vat ir išlikusi viena krikštykla ir dar ten viena buvo kitoj bazilikoj. Ten visas miestas atkastas, aš tik bijau pavadinimo neištarsiu teisingai, tai yra Judėjos dykumoje, bet apie krikštyklas uždavus klausimą, tai parodo tą krikštyklą. Mes ją užtikom taip
savotiškai netikėtai iš tikrųjų, na, ten amžiaus miestas, na, važiuojam, pažiūrėsim, ten kažkokia kirpykla yra. Bet mes ten labai nemažai laiko praleidome, daugiau kaip pusdienį, karštyje tokiame, filmuodami tuos akmenis. Atėjo tie žmonės, atėjo tie ortodoksai, vienas iš jų garsiai pamastė, garsiai pakalbėjo, Audriaus užklaustas ir pakliuvo į kiną. Tokio scenarijaus iš tiesų kaip ir nebuvo pačioj pradžioj, nes, žinot, kaip ir sakėt, neįmanoma turbūt įrašyti ir dar prieš filmą įrašyti ir sudėti į rėmą tai, kas yra neapčiuopiama. Tai galima jo ieškoti, Krikšto prasmės, mes turbūt būtumėm čia visiškai neteisūs arba tuščiakalbiai, jeigu sakytumėm, kad padarėme dabar filmą apie Krikštą ir jūs viską žinote apie Krikštą. Mes ėmėm, kad taip ir atskleidėm. Krikštas yra paslaptis, jinai lieka paslaptim ir prieš filmą, ir po filmo. Ir filmas tik tai yra toks mūsų bandymas priartėti prie tos paslapties ir pajusti tos paslapties kvėpavimą. Todėl ir tos mūsų ir filmavimas buvo, jisai labai toks atsargus, labai įsiklausant į vietas, į žmones, įsižiūrint, tokiu būdu bandant suprasti ir bandant, kaip Gediminas sakė, bandant skaityti tam tikrus ženklus, arba kažką, kas yra, ką mes matom prieš akis ir tikint, kad tai, ką mes matom, yra neatsitiktinai. Kad reikėjo, kad į vienuolį ateitų, į tą ortodoksų vienuolį, reikėjo jam būtent jo užklausti, reikėjo tam, irgi, žinot, nepaprašytas tas juodukas pradeda siautėti upėje. Taip įvyko, arba net ir tai tos malda, kurie jūs pačioj girdi, pačioj, tai yra aramėjų kalba. Tai yra Dieve mūsų, taip kaip skambėjo Kristaus lūpose šitas, taip jisai paliko šitą maldą. Taigi tarsi yra atsitiktinis toksai dalykas. Užėjom į tą sirų bažnyčią, pamatėm tą moteriškę, prižiūrėtoją bažnyčios, kuri pradėjo pasakoti ir apie bažnyčią, ir apie savo gyvenimą. Ir staiga sako, žinot, aš kalbu aramėjų kalba, Kristaus kalba. Ir mes paprašėm ir vietoj tai nufilmavom. Tai žinot, visas tas, mes viską tą mes priėmėm kaip dovanas. Nieko, jeigu mes būtumėm kažką suplanavęs, kažkaip surežisavę, tai tikrai nieko nebūtų gavęsi, arba būtų gavęsi, norint kažkokia skaita, ar kažkokia iliustracija, to labai nesinorėjo. Ir aišku, čia žiūrės laisvė nuopelnas už tai, kad operatoriui visada lengviau, jisai turi rankose scenarijų ir kai jam vis tiek režisierius duoda kažkas tikslesnės nuorodas, tu filmuok tą, o taip, jis gali galvoti apie kadro kompoziciją, šviesą. O šiuo atveju laisvui irgi reikėjo ieškoti kartu su mumis ir bandyti jo akimis ir jo rankomis vaizdas gimti. Tai jam reikėjo bandyti iš to mūsų kalbėjimų, sampratų, sėdėjimų, maldų, buvimo kartu, atrasti tuos vaizdus, kurie kalbėtų apie tai, ką kalbama. Ir aš dabar, aš tikrai ne vieną kartą jau matė šitą filmą, tai aš stebiuosi, aš pats galvoju, kaip jam pavyko, pats savo tokį klausimą, kaip jam pavyko Kristaus kapo bažnyčiai nufilmuoti tyliai. Tai pirmiausia, kaip mes patekom, čia yra paslaptis. Ne, ten yra ginkluoti sargybiniai, kurie saugo neįleidžia ir net ir į kalbas neina. O plius, kad ten yra minių žmonių, kurios kiaurą parą, tai niekada, 20 ten, kiekvieną dieną, rytą, vakarą, naktį, dieną, visada ten yra minių žmonių. Ir kaip laisvė tapo, tai čia jau jo paslaptis.
pasakyti, ką šitos karštos kėdutės iš vis veikia. Paulius atvažiavo iš Vilniaus pas jis, Gediminas atvažiavo iš Žemaitijos. Aš gyvenu Kaune, tai būtų kažkaip akiplėšiška neteikti. Ir tas mano gyvenimas Kaune, anksčiau paklausdavo, o tu kur gyveni, aš sakydavau Kaune. Ir šiandien žiūrėdamas į jūs, aš matau truputį kitokį Kauną. Tokį Kauną galbūt aš norėčiau matyti. Kitą kartą, kai manęs klausia, kur tu gyveni, aš sakysiu, kažkur negyvenu. Apie filmavimą sunku pasakoti, tai arba matęs, arba ne, bet kai dabar vyrai kalbėjo, tai buvo toks tylus tas filmavimas. Jis buvo, galiu net pasakyti, toks palyginimas, kaip kokios katės lekiamama tas visas filmavimo vietas ateini, nekeldamas vėjo, ten nejudindamas žolės. Ne dėl to, kad tavęs nematytų, kad ten atims kamerą, tave išvarys, bet tiesiog tos vietos kažkaip taip pareigodavo. Ir tai buvo daugiau toks stebėjimas, o kamera tai tiesiog padėdavo, paskui pasižiūrėti, ar tikrai aš mačiau tai, ką aš galvoju, kad matau. Taip. Kai kurie tikrai tokie, gerai, apie vaizdinį pasakosiu, apie labai tokius patyrimus. Man šitas filmavimas buvo toks, vėlgi tas žodis ypatingas yra toks nudroštas jau, bet tenka gi filmuoti ne tik tokius filmus, bet kasdienį duomenį įsidirbti, įvairūs tai yra darbai. Tai šie 2 metai man buvo tokie tikrai ypatingi, kai jau žinodavau, kad bus filmuojamas, tai aš laukdavau tos dienos, nes trumpai pasakius, aš dabar pats aš pavyzdžiu šitą laiką. Tai kaip tą kamerą įsivaizduoji? Nežinau, tiesiog ilga istorija, tiesiog taip ten yra saugo, kad didesnį kaip cigarečių pakelis, jeigu ten fotiką nešies iškart, jie taip kreivai žiūri. O ta mūsų kamera šiek tiek didesnė, dažnai kažkaip aš ten įslydu ir atsidūriau, kad niekas už alkūnių nestvarstė ir mes ten gerai taip pasiautėme. Vėlgi, kaip tas filmavimas yra, ateini prie žmogų, ten toks, kaip čia braškas žmogus, toks koptas sėdėjo, tai jis iš karto nusisuka arba rodo, kad nenori aš, bet tu stovi kreivai. Kokį 4:30 ryte valandą, be kameros, kamera nuleista. Ir kažkaip ar taip dėmesį tada nebekreipia. Ar jis supranta, kad tau reikia, šiaip nestovėsi, arba tau labai patinka, arba tam žmogui reikia. Ir kai paskui pakeli kamerą, jis kažkaip nebelabai bekreipia dėmesį. Tai toks, kai kas yra kantrumu pasiekiama, o kantrybės, kaip čia geras bruožas iš savyje nepasiekia, bet ten kažkaip atsitikdavo. Apie balandį klausimą iš Gediminas. Svarbiausias daiktas, ko aš čia atėjau pasakyti, kad šitą filmą yra 2 operatoriai. Antras. Nesakau, kad antras tiesiog kitas. 2 operatoriai. Yra Gediminas. Tai yra apie balandžius. Ten balandys, tada visi klausia Gediminas. Gediminas yra labai daug kartų priešimų. Singų. Kaip čia stažuoja? Mačiau, galvoju, čia turi kažkas būti. Padėjau kamerą ant grindų ir paleidau ją filmuoti. Tuo metu aš nuskridau. Kadangi per langą saulės spindulys, įskrido į tą šviestą zoną, blykstelėjo nuo tos saulės ir vėl šešėliai nebuvo ten vaikščiojo. O paskui kažkaip padarė dar efektą tokį, kad atrodo tas veidus artėja link tavęs, leidžiasi kaip tokia padangstė. Nežinau, ar pastebėjau, bet kaip 3 kartą žiūrėti. Tai gal šiandien 2 kartą galim pažiūrėti? Tai jeigu trumpai tai ką pamačiau, žemę, dangų ir Dievo buvimą žmonėse. Bet man labiausiai išklydo tai vaikų veidai. Tai tiesiog
ar jūs nemanot, kad vaikai geriausiai jaučia krikšto esmę? Nežinau, vaikai ar bendrai. Aišku, Audrius buvo davęs uždavinį mums surasti ir mes kokį mėnesį ieškojom personažų, kad tiktų filmavimui po pirmos ekspedicijos į Izraelį. Sako, mes prisikapojom daug gražių šakų, gražios medžiagos, bet kaip tą kamieną rast per ką papasakot, ir tada, sako, žinau, atėjo jam įkvėpimas, sako, reikia surasti vaiką 4-5 metų, kuris dar nėra išmokęs maivytis prieš kamerą, ir būtų, kad būtų iš kaimo, daug tokių visokių sakymų gali. Na, ir mes mėnesį kokį ieškojame, Laisvės ieškojo, ir aš, ir telefonus buvau pajungęs. Paskui kažkaip pat, ir mes į šeštadienį važiavome Mažeikius, viena tokia šeima buvo pareiškus norą krikštyti tokio amžiaus vaiką. Ir ten mes pusę dienos pas juos svečiuose praleidome, atsipratom, kad neišės ten filmuoti. Ir daug kalbėjom apie krikštą su ta šeima, o paskui aš prisimeniau, kad menininkas toks gyvena kitoj pusėj upės. Matot, kaip yra kitoj pusėj upės, Narvaišiuose. Ir aš nuvažiavau pas juos ir sakau, tai prieš porą metų jūs norėjot krikštyti savo vaiką, nepersigalvoju. Ir tėvas nelabai buvo, nežinau, sako, nesu įsitikinęs, gal tėvų užauga, tegul apsisprendžia. Sakau, gal norit sužinoti apie krikštą daugiau, ir aš pradėjau važiuoti ir tiesiog tėvus mokyti, aiškinti apie tą krikštą, kas tas krikštas, kodėl. Po truputį tėvas tas supratė toks, kur rūpė. Sutiko ir filmuotis, leisti filmuoti. Bet viskas buvo spontaniškai. Iš vakaro atvažiavo su Audriumi namus, kad biškutį buities, kad per tą mergaitę kažkaip istoriją papasakoti. Ir tėvas sugalvojo puotojų krikštinių baliui aviną papjauti, viskas sugavosi, kad tas avinėlis irgi mums tapo toks labai ryškus ženklas, nes Jėzaus krauju mes esame atpirkti ir nuteisinti, ir krikštas įgauna tą galę daryti tuos darbus, ką su mumis daro, per Jėzaus šitą mirtį, per Jėzaus kančią, per Jėzaus kraują. Tai viskas taip buvo mums ir suruošta. Ta medžiaga paruošta, kaip sakant, kai reikėjo ją nufilmuoti. Viešpats, aš manau, pasirinko ir Audrių, ir Laisvę, ir mus visus šiam filmui daryti, nes tikiu, kad per tą filmą kažką nori Dievo dvasia priminti bažnyčiai. Ir man buvo vienas gražus momentas toks, aš tėvams pasakoju apie krikštą. Tai yra atgimimo iš dvasios momentas, kaip ten tas atgimimas vyksta, ką reiškia atgimti iš dvasios ir panašiai. O vaikai zuja ten kažką žaidžia, murma, tėti už rankos tampo kažkur kviečia ir atrodo jiems visai nerūpi, jie visai nesiklausia. Gal mama paskui dar pasakojo ar kaip, bet buvo įdomu, kai mūsų per pradžius Švenčioji Radvilė iki kartu atvažiavo pas juos. Tai būdavo taip, įbėga Barbora pasitikti svečių, visada išbėga, visų pasitikti. Kai dar nepažįstami buvom, irgi pirmoji išbėga, sveika, kaip tavo vardas, su tokia labai draugiška mergina. Ir jie šaukia, 3 dienos ir 2 naktis ir mane krikštis. O Radvilė sako, Barbora, kam tau reikia krikštant? Kaip tu nesupranti, juk aš atgimsiu iš dvasios. Kiek jį iš tikrųjų pati supranta, nežinau, bet toks jos tikrai visiems buvo man labai įspūdingas jos išpažinimas. Avinėlio ragavo? Ne, ragauti avinėlio ne.
tada Kaune, nebeatsimenu tų metų, gal 92 buvo, kai kūrėsi katalikų studija, atsimenu, prie katedros, ten buvo studija, Laisvės ten su Vilma darbavosi, tokia buvo Vilutė, paskui išėjo į Karmelitės rezidencijos sesuo, buvo kaip ir direktorė, ten, ir aš klierikų būdamas seminarijai mokydamasis Kaune, labai domėjausi tą studiją ir į porą filmų jau tada buvau prasidėjęs. Vieną pats buvau nufilmavęs, Dalius Lučetėlis, dar man atrodo kartu montavo į Asyžių, apie konferenciją Asyžių, tokį neblogą buvom padarę filmuką. Ir apie Adventą su Regina Stepanovičiūte svajojau, kad reikėtų padaryti filmus apie sakramentus, nes kažkaip man taip atrodė, kad kinas, televizija yra tos priemonės, kurių pagalba šiandien galima pasiekti žmonės, ypač tuos, kurie į bažnyčią neina, kurie nutolę yra, kurie negirdi žodžio, bet ir į bažnyčią ateinantiems, kurie labai skuba bažnyčioje, nėra kada išaiškinti visų dalykų, tai man atrodo, kad tie gyvybės šaltiniai sakramentai yra nesuprasti, neįvertinti, nuvertinti, kažkokį tokį savotišką lygį nustumti. Na, taip paradom, taip paliksim, nesuprantam, ką čia darom, bet reikia. Na, sakyčiau, daug prietarų lygyje to įsitikinimo tokio. Jau vien mano praeitų metų patirtis Romoje, žinot, buvo Žemaitijos krikštas švenčiamas ir Žemaitijos nemažai žemaičių, 660, buvo nuvažiavę švęsti to jubiliejaus Petro bazilikoje, kovo 3, praeitais metais buvo iškilmė, Kardinolas Bačkis, ten Boruta ir viskutas Limas Padopjanovas vadovavo Eucharistijos šventimui, o po tų mišių, na, bazilikoje man irgi neleido filmuoti, štai, tai paslėptą kamerą, šiek vieną kitą kadrą padariau, aišku, tikėjausi gal filmui kokį liudijimą pavyks žemaičių išpešti, bet sunkiai, jie labai trumpai atsakinėja į klausimą. Nu, ne. Ir aš jų klausimą, nu, ko čia atsivilkus į Romą, nu, krikštą jubiliejų švęsti. O kas tas krikštas jums? Kažką nužino. Nu, kažkas sako, nu, juk katalikas patapom krikščionės. O kaip čia dabar tas krikščionės patapo, tas reiškia būti krikščionis? Nu, nuodėmis nuplovė. Nu, ir aš jau neapsikesdams, jau kelintą tą grupę, didelė grupė buvau iš mažėjai, kai vadovavo NATO Kistom Diponis, mėgsta beretė, gimusi valė. Ir aš sakau, nu, daugiau nieko, kitas nuodėmis nuplovė, nu, ko daugiau reksa. Jis sufleruoja, aš jau sakau, o šventos dvasios negavo. Nu, ką manos reikia? Aš supratau, kad Žemaitė po 600 metų nesuprato, kas jonas atsiteikia, kad krikštą atsiteikia, jeigu mes esam pašaukti, jeigu mes esam gavę per to krikštą. Aš nežinau, kad kiti Lietuvė žino, bet po biškį iš tą progą pasišnekėti apie tus dalykus. Ir man dar keli tokį terminą labai brangiai ir svarbi buvau jau jaunystėje, kai aš dar seminarijai nebuvau pakliuvęs, laukiau, kol priims, vis manęs nepriimdavau, kadangi nesutikau bendradarbiauti su tarnybom valstybinėm su saugumu, tai manęs į seminariją vis nepriėmė. Ir aš Zakristijonų būdams Telšių katedro buvau
organizavęs tokį jaunimo grupelį, kur mes susirinkdavom ir skaitydavom šventą raštą ir paskui būdydavom dalintis. Tai čia buvo 88-89 metai. Ir skaitėm mes Jono Evangeliją ir ten buvo parašyta, jeigu neatgimsit iš dvasios, neatgimsit iš aukštybių, neatgimsit iš vandens, negalėsit įeiti į dangaus karalystę. Tai aš ėjau pas kunigus katedroje ir klausinėjau, vokų reiškia atgimti iš dvasios. Vokų reiškia, kad Jėzus jums krikštys šventąją dvasią. Nieks iš kunigų mane negalėjo sakyti. Paskiau tik seminarijų mokydams kelintam tam kursė apie sakramentų teologiją, dogminį, aš taškus susidėjau, kad per krikštą tas atgimims iš dvasios. Bet kunigams išgaravė iš galvos, kaip savaime suprantam dalyką, ne? Tas automatizmus toks ir tas sakraments toks supaprastėjęs, to undinėlį biškį užpilai, dar atsiprašo, kai sušlapina, pašilda būna, kad vėl tas vaks net neatsibūna, nepajums, niekas. Nu, bet tiems katalikams mums net yra jau jauki kažkaip, kad Seinėlis, Jordana upės gyvūniai buvau priplaukus prie kraštą ir pafilmavau biškelę baisoką, man atrodo, 4 valandų. Kodėl to trušamų ten taip daug ir dėl to, kad nekošerni ir žvyną neturi, žydams negal valgyti, žydai ir arabai, jie nevalgyti. Šamams ten depegu ir leistais, o gal dar kas nors tautinių įmetį ir ten pamis. Na, bet grįžtant prie tų ritualų, kataliką visuomet grupelę atvažiuom, vandenėlį pašlakst, užpil geriausiu atveju ieštemdariu. Aš dabar nežinau, ką daryti reikėjo. Aišku, aš to filmą darydams perėjo nuo visokių tokių skaudėmų, kad tie katalikų bažnyčių ir suminkėti žinklą. Nes bestudijuojant literatūrą, besidomint to istorijai, pamatėm, kokį įvairovę buvo tų papročių, kaip keitės, tai paprotai, kaip vystės, iš kur aniai parėję, jau ir iš Senojo testamento. Ir aš vakar kalbėjau veito irgi, pavyzdžiui, neužklium jums, iš kur tas Jonas atsirado, krikštytos, į kur reiškia žodis krikšt. Kitos kalbos, jeigu tas žodis krikšt vertams ir kaip nardinims. Turėtumėm versti Jonas nardintos, bet neįprasta mums skambėti. Kažkodėl krikštytos, tas žodis krikšt, kokias asociacijas sukel jums. Nu, kaip to rusų daino, aš to vyžu, to pajuonę. Nu, tai kaip vakus dabar krikštėjom, tai apipaišom paveikslelis, ne Jonas iš kriauklelis pelont Jėzų. Nu, o pasirodo, Jonas nieko naujo neišrado, jis darė tūkų visi žydai darė, tik tas pridėdams motivacijas daugiau kvietė žydus atgailą daryti prie Jordano upės ir praktikavo tų žydų ritualinį apsiplovimą, kad šventam rašte jie yra minims daug kartų, tik mes nepastebėjom, neįsivardėjom. Pavyzdžiui, Tobijo knygą, kas skaitysi, tai Tobijo kėls, Tobis surond pasmauktą tautietį torbu, parneša nuo kūną į trobą ir ant maudyti. Vakarį, kaip saulė nusileidons palaido, ir vėl ant maudyti. Į kūns čia maudos, bet 2 kartus deino. O dėl to, kad prisilietęs žyds prie negyvą žmogaus kūną, prie nabašniką ir susitė. Negal rodytis Dievo akivaizdo, negal eiti sinagogą. Jau tas nešvaras. Į ritualinę susitepimą yra išvardinti visus katalogus ir kunigų knygos Senajame testamente, kada žmogus susitep. Tarp tų susitepimų yra tokie mūsų žmogiški dalykai. Pavyzdžiui, moteris, kas mėnesinėm, vyrams atsitinka sėklą įsidėti. Negal žmogus rodytis, nes būn susiteps, nes bet kokios kūno dalis
dideliais netekėms aplaukus, kerpant anagus ir tarsi mirti ženklas. Žyda galvoja, kad atsiskyręs Adoms su Ieva nuo Dievo pasidarė labai pažeidžiami mirtimi. Tai yra nesusitekt mirtimi kasdienybė, įvairias būdas. Prisiliesdami nabašniką, nešvarį gyvulį paliesdami, gaulį pavyzdžiui, turgau kokį nors svetimtauti ir jau susistepę ir rekanėms pasinerti mikvą. Mikvech arba mikva sulietuvinta aš taro. Tai ir toks ritualinis apsiplovimas, kad žmogus pasiner visišką pavonžininką ir plaukėlis nebūtų išlynis. Tai patogiausia, aišku, Jordano upė arba Galilėjos ežerė, bet ir Jeruzalė prisimena tokį Betsaidas tvenkinį, kur ten lauko pagalvos žmogus, kada ten sujudės, ne? Ir tai buvo mikva, kur baseinas didelis, kur žyda maudydavos, nes piligrimą atėjo negalėjo iš šventyklą, turėjo įsimaudyti. Tai spa centrų Jeruzalė turėjo būti labai daug, visų tūkstančių piligrimų poreikius patenkinti. Jeigu dabar katalikams reikėtų maudytis pasineront, tai vėl nebūtų. Bet jeigu uždausit internete Google mikvech, tai Kaune rasit mikvą, ką jūs žinot. Nes tai žydų pasaulyje iki šiol praktikuoja. Tai nėra atgyvena sena kažkur. Tai šiandien žyda maudosi mikvą. Ir moteris ir vyra. Ir Jėzus irgi priėmė to mikvos ritualą, tik jau suteikė naują turinį tam. Nes per Jėzaus krikštą, per Jėzaus to panardinimą pagal Seno testamentą Jėzų panardina juos krikštytos, tik juos 12 kartų, vardan 12 Izraelio giminių, kai Jėzus išpreda iš vandens, skrenda šventoji dvasia ir pasigirda balsas, apsireiškia visą švenčiausiai trejybę. Ir tai yra Evangelijoje, kad mes žinotumėm, kas su mumis atsipinė, kad to krikštą, ne? O tas patepimas aliejum, kad pavyzdžiui, aš nenorėjau, kad tiek daug to aliejų, bet mane teko atsitekti, truputį liek, kad to leidžiu. Aišku, bus kritikas iš kunigų, kad švaistom aliejų, kad tokį nepagarbą ir... Tu papasakok, žinai, kaip pas tavęs aliejų. Nes juk kuniga to tokį nuoteris kelion, tą tokį patepį nykštelį, patės kryželį, į tą nuvalką neprilėp. Per kunigas šventimus irgi patep delnus, ir tu jau pat atbėg patarnautos į nuvalą, o aš nedaviau. Viskas gerai pas mamus, ne? Čia nebuvo kitas dalyks, netyčia aš pramušiau. Ai, gal nesikėlė. Irgi jie visi randi į Mariją, čia visi randi į Mariją klausos, mintina žentas istorija. Bet grįžtant prie tuo patepimo aliejum, Biblijoje mes skaitom, kad yra Arono pavyzdava arba aliejus, kad viešpats įėjo savo dvasią pasai. O mes tokį pagarbą to aliejų tiek jau gerbam, kad tik kokį išniekinimą nebūtų, o tuo tarpu tos dovanos, Dievo dovanos, nepriimam, neatveram, nenaudojam, neįvertinam. Viešpats lyja savo dvasią besaiko, o mes sakom, kam manus O Jėzus troška, kad šventoji dvasia atėtų į mūsų širdis, kad mes gyventume Dievo dvasios Jėzus. Ir va, krikšto metu tas patepimas aliejumi, o pirmųjų amžių krikščionis, tam amžių gal biškiai kitepės, kas buvo, bet pirmam amžių, ypač Graikijoje, kad Paulius nukeliavo į Graikiją ir visam viduržemį jūros baseinį, tai graikų kultūro aliejus buvo jaunystės, gyvybės, jėgos simbolis. Tai prisimenam, kad vyra gimnazijos būdavo auklėjami, berniuką, ne, ir būdavo ruošiami karau, kad kare mankštinami ir turėdavo visokius varžybas, amfiteatrus, kovodavo kovas visokias arba sportinius žaidimus. Ir kada nuo kūną įspūdingiau atrodytų, išsikeldavo aliejų. Ir būtų nesučiumpami, vėlgi irgi kariai įsitepdavo aliejumi, dėl to krikščionims buvo Graikijos tam
ištepti visą žmogaus kūną aliejumi. Dėl to galbūt ir moterų diakonystė atsirado, kad moteris padėtų krikštijant moterį ištepti nuos kūną visą to džiaugsmą aliejumi. O tas charizmas aliejus ir ženklintų balandį sklendimą, kad balandis nusiledo ant Jėzaus, Jėzus tam Kristų. Žinau, kad žodis Kristus reiškia pateptasis arba Mešecho ir reiškia Mesijas būtų pateptasis. Graikiška Kristos, rusiška panašia, o mes Kristų norime. Turėtumėm sakyti Jėzus pateptasis, lietuviška būtų, ne? Tai gal krikščionis ir krikštas daugiau akcentuojama ir tas patepimas, kad mes esam pateptėję, bet aišku nebus patepimo be išmaudimo, be rundins, be nuplovimo. Mes per krikštą pamardinti tam vandenį esam nuplaunami šventosios dvasios jėga visų mirties darbų, kaip žyda, kad suprato, kad susiteka, ne, nusiplauna, gyvajam vandenyje pasinerti. Bet tas gyvasis vanduo žydų reiškia pasinerti į Dievą. Nes Dievas šventam rašte prisistato, aš esu gyvojo vandens šaltinis, aš esu gyvasis vanduo. Jūs įsikasėt savo daug kiaurių šulinių, kad ir negal patenkinti jūs atruošį, kurio apledot manim gyvojo vandens šaltinį, ne? Žydų pasinerti ant gyvajam vandenį reiškia pasinerti Dievui. Tai Dievas, būdams gyvybė, nuplauna manim numirties nuodėmimi. Taip kaip mes sakom, nuodėmimi. Aš galėčiau švarus ir drąsus valgyti Dievui. Bet tas pasineriams ant gyvajam vandenį reiškia pasinerti Dievo reikalą. Apsisprendus už gyvenimą su Dievu ir dėl Dievo, Dievo žodžio. Tai buvo Jonas ir sakė, atsisakykit nuodėmės ir pasinerkit, nusiplaukit tas nuodėmės. Atsisakykit smurtą, atsisakykit neteisybės, šmeižimą, sukčiavimą. Labai paprastų dalykų, ne? Mokė Jonas iš kitos. Ta atgaila atrodo nesudėtinga buvo mums. Kartais labai apgailestaujam, kad pasniką sulaužėm, kad rožančiaus nesukalbėjom, bet kad žmogų įskaudinom, sumušėm savo liežuvį, tai dėl to nepergyvenam. Tai putinsim, tai juk Kremlius visus per pasniką, kaip tikri pravoslavą, ne pasniką. Degtienis Kremlių nėra, nei mesos, ne pasnikus. Bet kad gal žudyti brolius, tas nesiskaido, užklijuoja netikėti, kad kitą tikėjimą atskalūns, ne koks nors nuo pravoslavų, tada jau galim žudyti. Tai nieko bendro su krikščionybė nėra. Dievas Izaijo pranašystė sako, galvojat, kad man nepatinka toks pasniks, kai draskutės drabužius, vuliuojatės pelenus, kabadauja, to paskiau mušat, skaudė savo artimą. Galvojat, kad man nepatinka toks pasniks. Tai šitą pasniks, Petro, aš laukiu iš jūsų ir kad pasidalintum dauną su alkanu, kad pasidalintum rūbų su nuogu, kad neatsuktum nugaras brolių. Šitą kokį pasniką dievalsite laukia. Mes kažkur norėjom būti labai svarbi, susireikšminam pamaldumus, susireikšminam kažkokius didelius darbus, o mažų darbelių, kurių dievals labiausiai iš mūsų laukia, atleidam savo čia smulkų, kitą karą. Tai va, ir dėl to krikštą aš meslėjau tokį filmą pasiveizėjus, galvojat daugelis, o kad aš dabar būčiau nekrikštyts, tai dabar jau pasikrikštyčiau iš tikrųjų. Važiuočiau jau į Jordaną upę, jau aliejaus susisakyčiau pakūto, kai ištepti. Aš pasakysiu, galit mordėtis Jordano vandenį kiek nori. Galit išsitepti šventas aliejas kiek nori. Jeigu į savo dūšę neįsilesit tikėjimo Jėzaus, nieko nebus. Svarbu, kad mes atsivertumėm ir priimtumėm daug dievalsio ir mums davęs. Tai ženklą ryškesnė, aišku, geriau
stipriau veikia, gal labiau padeda atsiverti, kad pasinėri tam bundinė šaltam, aš ten vieno veiko nardžiau laisvis, ieškojau kampą, kaip čia nufilmuot, bet aš iš tikrųjų norėjau su tikėjimu pasinerti, kur nepasinėriau, bet ir kur Joną Urbė tame, kur Jonas buvo slepiamas nuo Erodą. Prisimenat, užauga Jonas Krikštytojas dykumo sužvėjęs, ne? Valgė medų ten ir skėrius. Ir nuo vaikystės, ant toks švents, nuo vaikystės buvo, kai dykumą išėjo, toks jau pasišvents vaikelis buvo, jau kelių metų dykumo atsidarė. Ne, iš tikrųjų buvo akcija, prisimenu, Betlėjaus kūdikių žudymo akcija. Ir po to akcijai papilvo visi vakarą Izraelį. Ir Elžbieta, bijodama, kad Joną nenužudytų, paslėpė dykumoje nuo kūdikystėje, slaptą lonkį maitina nuo, ten, kur jis buvo paslėpęs iš plyšį tokį šaltinis plyšų. Ir ten paskiau žydą buvo pasidarę miklą. Ir į to miklą atvažiavom ir žydą maudos, ir arabą maudos, ir musulmoną, ir krikščionis. Nes visi tik, kad Jonas Krikštytojas paskutinis pranašas. Ta vieta ir laikoma šventa visiems, ir žydams, ir musulmonams, ir krikščionėms. Ir mane įtėt norėjos būt ten atnaujinti savo krikščionės pažadas. Kai aš ten pasinėjau tada, tai po pirmą kartą, kai išnėjau, kvapą gaudžiau, buvo viskas užspazmau. Buvo toks sukrėtims, toks šaltis smūgis, tas fondo viesoks pasirodė. Kodėl nenufilmuota? Nufilmuota, bet nepanaudota. Nepraėjo cenzūrą. Aš ten 3 kartus nėriau ir jaučiaus panašiai, kaip tai žmonės tlaikėti, kur naudos Šila Nedževičia netoli Vilniaus. Tai va, dėl to tas ženklus, aišku, ir ryškus sukrėtimas, bet vis tiek reikia mums tikėjimą, malonės, kad mes atsivertumėm Dievui ir mes turime adventą ir gavienytus laikus, kada esam kalbindami atnaujinti savo tikėjimą, atnaujinti savo krikšto pažadus, Velykų naktį, kur pakutuvėnus visi per tus vartus suėmė į bažnyčią su pakelėm. Čia žiburių liturgijai Velykų naktį vyksta dalykai, mes paskiau visi atnaujinam tus krikšto pažadus, ne? Ir kiekvien kartą, kai žegnuojamės, čia abrakadabra darom, sako, žegnuokis, jeigu vaidenas, ne? Lietuvo daug kam vaidenas, tai žegnuojas. Ar čia nuo pikto apsaugos kažkokį, sako, didelę mažą ten spinelį užsikabins, tu negali su kitų palyginimų. Bet iš tikrųjų tai ir krikštą įžadų atnaujinimas, kad aš apsisprendu gyventi su Dievu. Ir taip, kad Jėzus sako, pasilikit manį ir aš pasiliksiu jumyse, ne? Tad kaip mes galim pasilikti jame, kaip mes galim pasinerti Jėzų. O per krikštą dvasio mes pasineram į Jėzų, pasineram į Dievo meilę, pasineram tikėjimą į Jėzaus kraują. Iš šventoji dvasia, kai mums krikštė, iš šventoji dvasia panardinti dvasio ir kad tas stiklėnė būtų panardinta ir prisipildant pilną. Tai kai kurie krikščionys ir pakrikštė, ir panardinė, dar pasimdavo, vandens daudavo atsigerti ir maža nepasirodžiusių, kad būtų pilnas tas Dievo dvasia. Tai čia viskas vyksta per tikėjimą iš tikrųjų, kad mes apsisprendam už gyvenimą ir sakom, nero į viešpatį, į Jano vardą. Į vardą pasinerti reiškia pasinerti į patį asmenį. Mes sakom, vardan, užsidaudam krypti gyvenimą, ne, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios pasineram švenčiausiai trejybei, švenčiausiai trejybės gyvenimą. Dabar tas Paulius sako, skleiskit Jėzaus kvapą pasaulyje, dėl to tas aliejus kvepia. Pakrikštyti vakar kvepia tyla paustinėms, kad įdomiai būnta paustinė savo vartus, ne tas kvapas. Mes draudam avinėlius, kad atsivė dalis, avinėlius liest bent mėnesį kokią apie savaitę. Nes taip pačiupinėsime, galėme pasmerkti badu, nes motina nebeatpažinsama iš kvapai, nebeprisives, nedaus man tai.
daugiams, kad Jėzau, dėl ko Jėzau buvo daugiams, kad prisimenu. Pakrikštis Jėzus dvasios galybė buvo nuversti dykumą. Dykumo ten atlaikė pamokas, egzaminus, kovos, su velniu. Paskiau atėjo į Nazaretą, atvynioja iš abadeina Izaijo pranašystę įskaitė. Viešpaties dvasia ant žmonėm patė, kad neščiau gerųjų naujienų vargdieniams, jums skelbti belaisviams išvadavimą ir panašiai. Taigi Jėzus turėjo misiją išlaisvinti, paskelbti Dievo meilę paliudyti, bet neregiams akis, luošius gydyti, išlaisvinti pavertusius. Ir mes to patį patepimą gauname. Tai ir galia, tai ir jėga suteikime tam tikram darbui, tam tikram misijai. Mes esam pašaukti žemė toliau tęsti Jėzaus misiją. Tad pakrikštijom tai dar nereiškia, kad jau daug turim garantuoti, ar ne? Esam piliečias. Ne, tai ir įpareigojimą, tų dovaną turim iš pakopų, esam gavę per tų šventosios dvasios dovaną. Krikštas, ko aš turiu daryti bažnyčių, naudodamas tų Dievo dvasios jėgą. Tai buvo tas patepimas mums smarkiai įpareigoja iš tikrųjų. Dievo vaikų gyvenimą, Dievo jėgą, Dievo darbą, tęsti Jėzaus misiją, liudyti Dievo meilę pasaulyje. Misija. Norėjau paklausti truputėlį apie tą aliejų ir tą Jordano dar po vandens. Kaip čia tie žydai dabar gavosi, kad jie ten visi tokie visi ten maudosi, kepėsi, visą kitą. O paskui, kada jie pradėjo nesimaudyti ir nebesitepti aliejum, kada jau ten prasidėjo, sakysim, galų tolo, ten tam Peterburgė, ten paskui čia Lietuvoje, kur pasidarė visi tokie bjaurūs tie žydai. Ar tas aliejus baigėsi, kada jie nustojo, pasidarė tas bjaurumas kada dingė. Jie iš tikrųjų nesibaigė. Visokių žmonių kiekvienoje tautoje yra. Labai bjaurių katalikų yra. Nesat sutikę bjaurių katalikų. Labai bjaurių, kurie dažnai komuniją priima, bet labai skaudžiai savo kaimynus apšneka. Tai religinė praktika dar negarantuoja, kad žmogus iš tikrųjų gyvens su Dievu. Aš užsiminiau jums Putiną. Aš jau drįstu skirstyti katalikus į krikščionis ir pagonis. Iš išorės jie nieko nesiskiria. Tik viduje jų santykis skiriasi. Vieni yra išgirdę apie Dievo meilę, kiti nėra išgirdę. Vienus pasiekia Dievo žodžius, kitų nepasiekia. Ir vieni yra religingi, bet su pagonišku santykiu, kaip žydai, kurie mušė Stefaną, Dievo vardu užmušė jį akmenimis. Ir jis sakė, jūs kitas sprandžiai pagonų širdimis. Jie su pagonybė kovoja, o Stefanas dvasios įkvėptas, sako, jūs pagonų širdimis. Neperkeisto širdis. Arba kaip žemaičiai Konstantos susirinkimą šito kunigaikščio vyskupo pasiūsti 60 bajorų, turėjo apskųsti šitą kryžiuočio ordiną. Ir jie ten tame skundė įvardina, kad kryžiuočiai pakrikštijo prūsų su Jėzum nesupažindinę. Ir kad tie pakrikštyti prūsai pasidarė dar bjauresni ir nuožmesni, negu kai jie buvo pagonys. Tai va, religija dar nepakeičia žmogus. Religija negarantuoja Dievo pažinimą. Kiekvienas žmogus asmeniškai, kiek jis atsiveria meilė, kiek jis atsiveria tiesiai, tiek jis ir yra Dievuje. Nors iš išorės gali ir viens ir kits komuniją priimti, ir aukas aukoti panašiai. Tai čia mes neištirsim ir nenustatysim diagnozės, ne mūsų reikalas, čia Dievo reikalas. Bet aš už save turiu pasitikrinti, o aš, ar esu atgimęs iš dvasios? Ar mano širdis ir perkeista? Ar aš pažįstu Dievą kaip meilę? Ar aš tebe esu tas sens pagonis, sens žmogus, nenumiręs ir neatgimęs iš dvasios? Ir tik tai esu ženklą priėmęs, o viduje sens pagonis, užkietėjęs, piktas, nekenčiantis, nemylintis ir Dievo vardu pasiruošęs bet kam gerklę perkelti.
krikščionis yra tas, kurį pasiekė Dievo žodis, kuris išgirdo ir įtikėjo meilę. Ir priėmė tą meilę savo širdį, priėmė Jėzų Dievą kaip asmeninį savo atpirkėją viešpatį. Ir kasdien stengiasi atsiverti tą meilę ir gyventi meilę. Žiūrėdams į pasaulį Dievo, ir mylėti tą pasaulį, tą meilę, kurią Dievas myli. Tai yra Dievo vaikų gyvenimas. Tai yra vaisius atgimusio ir dvasios žmogaus. Ir Jonas evangelistas sako, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėby. Kas nemyli, tas nepažino Dievą. Kas nemyli, tas nėra atgimęs iš dvasios. Tai va, mes kiekvienas turim pasitikrinti savo širdį ir galbūt tas filmas prisidės prie tos provokacijos, kad aš užsiduosiu savo klausimą. Ar aš įėjau į gyvenimą, ar aš įėjau per pasavinėlį, ar tik ženklą priėmė, ar pasilikau neperkeistas, pasilikau pagonių, siekdamas Dievo. Atsiprašau, o kur kompaktų gauti? Dar nėra, niekur negauti. Kai atsiras paskelbsim. Ir dar labai įspūdinga filmo pradžia, sekti bažnyčią rodoma klausimas toks, čia Vilniaus ir Vandovo šildytas šaltas. Netikrinom, bet aš tikiu, kad ten buvo šalta. Aš dar paskutinį klausimą norėčiau užduoti. Aš suprantu, kad Gediminui labai skauda šitą krikšto tema ir mano dukra vyriausioji fotografuoja dažnai vestuvės ir krikštą. Ir kaip jinai sako, man tiesiog sako, blogai žiūrėti, jie visi ateina dėl to tą vaiką pakrikštyti, kad būtų gražios nuotraukos, kad taip yra priimta. Sako, jie visiškai nesupranta, ką jie ten daro ir kam tuos vaikus tempia. Ir iš tikrųjų taip yra. Ir dabar klausiau Gedimino ir aš suprantu tą jau skausmą, nes jam tenka krikštyti. Ir irgi turbūt matyti, kad tas krikštas yra tik tai dėl kažkokios formos. Ir štai norėjau Gediminas ir kažką pasakyti. O aš dar norėjau paklausti dabar autoriaus ar paskutinį klausimą. Tai čia jūs, aš suprantu, filmavote tą filmą keletą metų. Ir tai, ką mes matėme 40 minučių, tai čia tik turbūt yra maža dalis tų kadrų, ką prifilmavot ir turbūt yra labai daug. Ir noriu paklausti, galbūt jūsų ateityje, jūsų planuose, jūsų numatymuose yra tai, kad dar sukurti ir apie kitus sakramentus filmus. Žinot, svarbu, kad to gyvenimo užtektų. Todėl, kad labai rimta, labai čia tokia egzistencinis darbas čia jau yra. Ir aš manau, kad kiekvienas rašytojas ar režisierius, bet kas galėtų apriepti tos 7 sakramentus, aprieptų visą žmogaus kaip ir gyvenimo esmę ir atspindėtų. Ir tai, aš nežinau, čia yra tokia siekimybė, aš manau, kad gal kaip nors pavirs kūnu, bet dabar pasakyti tiesiog nedrįščiau. Nežinau, ar surasiu savyje kaip jėgų ir gylio, bet jau kažką apie tą pusę mes jau vis tiek žvalgomės ten. Ir kai žiūrėt filmą, mes kaip tik apie tai kalbėjome. Tai ar turite klausimą? Mūsų laikas. Tai aš galimais esu sovietiniais laikais buvau Armenijoje, tokiam mažam miestukė, aš nežinau. Ir ten, noriu paklausti, mums aiškino, mes buvom bažnytėlėje vienuolyne, kur atseit visam pasauliui gamina krikšto ir mirčiai, kur patepimas būna aliejų. Ten 7 metus atseit renka visokias žoleles ir 7 metais verda. Mes matėm tą katilą, jis to
tikriausiai jie turėjo omeny krikščionys, ar ne? Katalikosai. Armėnijoje yra katalikosai. Nu, panašiai skamba kaip katalikai. Ir pravoslavai yra katalikais laiko. Nes žodis katalikas, tai reiškia katalikų bažnyčia, tai visuotinė bažnyčia. Ir iš tikrųjų ir pravoslavai priklauso visuotiniai bažnyčiai. Mes tik tais kažkaip mūsų pavadinimus daugiau akcentavusi tame. Bet jie savo, kaip sakant, bendruomenės poreikiams taip, bet katalikams tikrai jie neranda. Nu, tai buvo išaiškinti, kad visam pasauliu. Jo, bet visam pasauliu gyvenantiems armėnams. Galbūt įsivaizduoju. Kaip? Kur yra armėnų diaspora. Taip. Ir Amerika armėnų kokie bendruomeniai nusiunčia po visą pasaulį siuntinėjai. Bet nemanau, kad Maskvos patriarchatas tepa su armėnišku. Aš dar jaučiu neatsisakiau dėl tų žydų, man taip iškėlė skaudu, kai nuskambėjo bjaurų žydai, turėtumėm atsargiai su tuo. Iš tikrųjų, kaip sakau, visose tautose visokių žmonių yra, bet dar vieną katalikai turėtų dalyką atsiminti, kad žydų tauta nieks neatšaukė, kad yra išrinktoji Dievo tauta. Ir visi pažadai, kurie žydams yra skirti, galioja ir tai yra raktinė tauta ir mums labai svarbi. Katalikai visada ypač per Velykas meldėsi už žydų tautos atsivertimą. Kad viešpats užkietino žydų širdį, ne visi juk žydai atmetė Kristų. Mes labai užmirštam, kad katalikų bažnyčia yra pastatyta ant žydiškos tradicijos pagrindų. Ir mes naudojamės vaisiais, tos tautos patirties vaisiais. Apaštalai visi žydai buvo. Pirmųjų amžių krikščionys, pirmieji apaštalai visi buvo žydai. Paskui per Paulių atsivertė daug pagonių. Ir kadangi buvo konfliktas religinis, tai po truputį buvo išstumti žydai. Ir galbūt irgi nebereikalo tas antisemitizmas pasaulyje atsirado ir nebe pačių žydų, kai kurių rabinų įtakos. Nes kai sugriauta sinagoga buvo, šventykla Jeruzalėje, žydai nebeteko vietos, kur aukoti Dievui aukas. Naujos sandoros jie nepriėmė Kristaus aukos, ne? Ir jie nebeturi galimybės išpildyti Senojo testamento įsakymą aukoti aukas. Todėl atsirado rabinų gudruolių, kurie pradėjo mokyti tautą, kad nebūtinai aukos, kad gyvenimas pasikeitė ir užtenka būti žydų, kai bus išgelbėtas. Ir dar buvo rabinų, ir šiandien dar tokių yra, kurie iš tikrųjų sėja neteisingą mokymą apie kitas tautas. Ir žinot, kad žydai, ortodoksai, mus laiko gojais. Tai tokie antrarūšiai. Ir visai neseniai man pasakojo žydukai, kaip per radiją girdėjo, turi daug žydų draugų. Per radiją girdėjo, kad vienas rabins mokė, kad žydai sutverti džiaugtis gyvenimu, o visi gojai yra sutverti, kad tarnautų žydams. Ir aišku, tokie mokymai skaldo. Ir kad su gojum gali daryti viską, ką nori, nes juo Dievas nesirūpino ir tu gali jį apgauti ir išnaudoti panašiai. Tai čia klaidingi mokymai, kai kurios žmonės suvedžioja. Bet iš kitos pusės, jeigu šėtonas su tokia neapykanta pultų mus, ko irgi pažįstama, ir spaustų mus į kampą, mes irgi galbūt sužvėrėtume kai kuriais gyvenimo momentais, kai susidurė su neteisybė, su neteisingais kaltinimais, o dažniausiai nekenčiame ir bijome to, ko nepažįstame. Nepažįstami žydai, kurie gyvena gan uždarų gyvenimą, ir tuo išreiškia savo išskirtinumą ir kitoniškumą, kaip Dievo išrinktosios tautos, užsitraukia tokias reakcijas.
atsiverstų. Ir kaip apaštalas Paulius sako, jeigu žydų iškentėjimas pagonims reiškia tikėjimo malonę, malonė perėjo pagonims mums, tai ką reiškia žydų atsilikimas, jeigu negyvenime? Pasaulis labai smarkiai pasikeistų, jeigu žydų atsiverstų ir priimtų krikščionybę. Ir dėl to bažnyčia kviečia mus už juos melsti. Bet niekint neteis, nekaltina. Tai yra piktojo darbas, kaltintojo darbas. Tai turbūt mūsų laikas jau išseko. Aš labai džiaugiuosi, kad mes Adventą ir paskutinį mūsų bibliotekos renginį užbaigėme tokiu gražiu filmu ir turėjome tokius svečius. Jeigu jums patiko filmas, ten yra tokia aukų dėžutė, litą ar du